ką, šitą labiau chill muziką. Anyways, Hebra, tai jo, aš vakar užsimaniau šito dalyko. Tiksliau, 7 dieną, čia buvo penktadienis, man atrodo, ar ne, ketvirtadienis. Čia yra garsų, čia yra mikrofonų kokybei gerinti aparatas. Ir aš žiauriai daug domėjausi apie jį, visą kitą, researchinau, skaičiau. Ir aš jau užsimaniau, tada aš nuėjau į forumus, į visus lietuviškus tipo dalykus, tipo, kur įsigyti jo nėra bet kur. Čia yra jau, skaičiau, high-endinio, čia radio stotyse šitie dalykai jau stovi daug kur. Tai va, tai aš bandžiau ieškoti jo, radau, kad skelbimuose kažkas parduoda vieną. Ir kaip aš jums rodžiau už dėžės, nesakau, aš jums nusipirkau vakar. Tipo, už tiek 2 dienos praėjo ir aš jau nusipirkau, ko aš noriu. Tai va, jisai kainuoja, sakau, kaip matot, 700 kem litų. Tipo, tai jo, tai karočią, suradau skelbimuose postą ir sakau, čia yra garso aparatūros tokia dalis. Jinai vadinasi DBX 286, tai va. Ir aš suradau tą dalyką ir skelbimuose kažkas parduoda ir skelbimas yra nuo gruodžio 20 dienos. Aš skambinu jam, šeštadienį aš jau skambinu jam, sakau, tipo, hei, tipo, sakau, matau skelbimą, sakau, skambinu, nu, tradiciškas pristatymas, kuo aš dėl skelbimo, kuris gruodžio 9 buvo paskutinį atnaujinti, sakau, ar jūs turi dar tą prekę, ar turi DBX-ą, sakau. Jisai sako, nesakau, labai seniai atnaujintas skelbimas buvo, nu, tipo, tikriausiai gal jau nebėra, sakau, nenustepčiau. Ir tada, tipo, tas bičias sako, ne, turiu, sako, rimtai turiu, aš toks, wow. Sakau, kokia kondicija, nes, tipo, jisai sakė, tik pradarytas, o čia vienas didžiausių skemų skelbimuose, kur, tipo, žiauriai pernaudotus, išnaudotus dalykus, išlaiko dėžę žmonės ir tada tiesiog užmeta, kad, tipo, tik pradarytas, nors iš tiesų jį atgal supakuoja gražiai. Bet tas bičias žiauriai nuoširdus iš balsų, aš sakau, tai kokia jo kondicija, ar jis tikrai buvo tik pradarytas, ar, sakau, buvo daugiau naudotas. Tada bičias sako, oi ne, tipo, mes tikrai jo nenaudojom, čia turėjo būti projektas ir iš balsų labai geras jo balsas buvo, tipo, ne, nu, come on, čia sakau, čia mikrofonų įranga, tai didelė tikimybė jis irgi kažką dirba su balsu. Tai jis toks geras balsas, galvoju, kažkur gal net girdėtas. Anyways, tai sako, jo, mes čia tikrai nenaudojam šitų daiktų, pas mus guli, tipo, sakau, tai kur man pasimti, tipo, kur atvaryt pasimti. Bičias sako, tai jo, į Lietuvos radijos televiziją, tipo, į mūsų tą, tipo, būstinę, sako, Kalvarijų gatvėj. Aš toks, ką, į LRT studiją, sako, jo, mes, tipo, pas mus vienas iš studijų nuomojama, sako, pas mus ten guli, tipo, projektas senas. Aš toks, okei, tipo, okei, tai jo, tai vakar su draugeliu pavežiu, nuvarėm iki LRT. Ir ten supažinau, ten pasirodo kažkoks laidų įgarsintojas, toks bičias, nenoriu spoilint ar ką. Tipo, toks malonus, klausia, ką aš veikiu, ką man reikia, sako, maldėts, tipo, aš sakau, namų sąlygom dirbu su balsu. Tipo, okei, aš jam tikrai, jam gal kokį 5 metų jis tikrai nebūtų supratęs, kas yra streamai. Bet jo, Hebra, ką šitas dalykas leis padaryti, čia sakau, čia yra kaip daiktas, kuris įsistato tarp mikrofo ir kompo. Jisai sumažins, tipo, karočią. Jūs išgirsit, kada aš jį pajungsiu, jūs išgirsit. Jis yra žiauriai amazing dalykas. Nes, tipo, viena iš jo fainiausių funkcijų aš galėsiu rėkti labai garsiai. Ir jum neskaudės ausų. Tai tikrai numeskit širdutės šiate, aš jumis rūpinos. Nes koks zapadloko, koks yra problema, koks yra paradoksas, kada tu atnaujini kažką su garsu, aš nieko negirdžiu, Hebra. Tipo, supraskit, kai aš kalbu į mikrofą, čia tik parodu mano rūpestį jumis, tipo. Aš noriu, kad jūs geriau girdėtumėt mane. Aš noriu, kad jums ar ausų nerieščiau. Čia dar yra viena iš funkcijų, kad S raidės jums nebus labai tokios, tipo, dabar gali būti, kad kažkam nudeginau ausų būgnelį, nes S raidė labai yra tokia, jinai tokia rėžė. Tai va, tai šitas dalykas S raidės sužudys, jisai garsas slopins, jisai leis, tipo, jūs geriau girdėt, tai va, ačiū širdėlės. Jo, čia toks prikolas, kai tu atsinaujini mikrofą ar garsą, aš asmeniškai kalbėsiu tai į tą patį juodą ilgą daiktą čia. Aš mikrofoną dar neplanuoju keistis, gan geras. Bet čia bus kaip dalis, aš jį po monitorium planuoju dėsis, čia irgi kaip dar kartą argumentą mano patvirtinantis dalykas, kad aš vis dar neturiu savo setup video, nes kaip matot, aš vis naujus dalykus perku, vis įsidedu ir mano setup video tiesiog mirtų po kelių savaičių, nes aš tiek daug keičiu dalykų. Bet šitas ilgamiai, žinokit. Jo, čia dar istorijos paaiškinas, kažkas klausė, kiek kainavo, tai irgi bairis. Jūs matėt, kad čia yra lipdukas, kad jisai kainavo šiaip 700 kem litų. Paskaičiuokit, kiek čia eurais yra. 700 kem litų. Nes, dar tas prikolas, aš tam, tipo, čuvakui iš LRT skau, tai, tipo, jūs skelbimo net naunat nuo gruodžio 20 čia virš mėnesio. Jisai sako, jo, bet, sako, mano skelbimas jau guli 4 metai. Tipo, ar daugiau ne, 5 metai. Įsivaizduoju, šito dalyko Lietuvoje nieks nežino, nemoka naudotis, tai... Aš net LRT kalbėjau, sako, jo, sako, tipo, mum net nereikia jo, sako, pas mus net studijos žmonės nežino, kaip naudotis ar daryti kažką su juo. Tipo, tai patikėkit, kaip sakant, kontentas kyla, tipo, Speksas įsigyja rimtų dalykų, kurių net Lietuvoje nelabai kas supranta, bet išgirsit, tikrai, pamatysite, aš susetapinsiu,
padarysiu šitas dalykas turėtų būti amazing. Tipo, patikėkit, tikrai išgirsit. Čia net nepriklausoma, ar jūsų geros ausinės, ar kas yra ir... Jis yra žiauriai, žiauriai amazing. Tai kiek čia 700, čia 200 eurų. Ne, aš pirkau mažiau nei 100 eurų, galiu pasakyti. Ne, jis man jo nepadaunojo, mes nepažįstame. Čia tiesiog toks random sutapimas. Jis buvo malonu, žiauriai mes pakalbėjom, jis davė savo numerį. Nu, ne tai, kad davė, aš taip turėjau iš skelbimų. Jis man tiesiog paliko, sako, jeigu reikės dar kažko, tipo, kreipkis, nes, nu, tipo, jie visko turi studijoje. Tai va, bet man ko dabar, kodėl ko aš jo dabar nepasijungęs, Hebra, man reikia dar vieno daikto, kuris kainuos 200 eurų. Tai va, ir tada aš jį galėsiu pasijungti. Čia problema su garso technika yra, tai va. Tuo, aš biškį dalykus parduosiu ir tada savaitės bėgė gal pasijungsim šitą dalyką. Nes dabar jis tiesiog gulės dėžiai sedlai, nes aš negaliu jo pajungti kompą, nes pas man nėra reikiamų jungčių. Aš negaliu jo pajungti, nes pas man nėra reikiamų jungčių. Aš turiu mikrofą, aš turiu laidus, bet pas man nėra reikiamų skylučių. Tai va, tai tas biškį sed. Tai va. Jo, tai turim dar vieną pirkinį. Smash that like button, davai. Nežinau, gal tada... Gal naktiniai Hebra šį parodysiu. Čia tas toks labai prikolinis. Jo, ir